Sveiki kolegos, šiandieną mes darysime sijono pirmą pamatavimą. Prieš pradedant pamatavimą, jums reikia išsikirpti sijono juosmenį. Klasikinis sijono juosmuo, kuris susiūtas bus 3 cm pločio, kerpamas 8 cm pločio ir juosmens ilgis yra liemens apimtis pagal sijono visą juosmens apimtį plus 5 cm. Čia jau yra su visom užlaidom. Visus kirpimo išmatavimus aš būtinai paliksiu po savo filmuku, kaip ir visada, su darbo eiga, ten jūs galėsite viską paskaityti. Taigi, išsikirpau sijono juosmenį, jį prilyginau per pusę, jisai gali būti pirmam pamatavimui arba paklijuotas su klijiniu įdėklu viduje arba ne. Taigi, noriu jums pirmiausiai papasakoti, kaip reikėtų paruošti sijoną pirmam pamatavimui. Pradėsime nuo nugaros. Turi būti sudaikstyti sijono įsiuvai, sudaikstytas sijono skeltukas, jisai turi būti paruoštas taip, kad jūs matytumėte, koks yra sijono skeltuko aukštis. Be abejo, sudaikstytos šoninės siūlės, priekiniai įsiuvai ir pridaikstytas sijono juosmuo. Taigi, pradedame pirmą pamatavimą. Be abejo, aš savo pirmą pamatavimą pamatavau ant klientės, todėl jums parodysiu, kaip viskas vyko ir kokie pataisimai yra pažymėti. Vėlgi, taip kaip konstruojam, taip ir pradedam matuoti sijoną. Būtinai sijoną užsisegate ties užtrauktuko vieta. Jeigu jūs matuojate sijoną ant savęs, rekomenduočiau įsidaikstyti užtrauktuką tam, kad jūs patogiai galėtumėte jaustis ir kad matytumėte tikrą sijono apimtį ties liemens vieta. Taigi, aš uždaikščiau smeigtukais užtrauktuko vietą ir be abejo susegiau sijono juosmenį. Sijono juosmenį susegu taip, kaip jisai bus jau pasiūtas gatavas. Pradedame nuo skeltuko. Būtinai ant klientės reikėtų patikrinti skeltuko aukštį. Tam reikėtų, kad moteris žengtų didelį žingsnį į priekį ir pasižiūrėtų, ar aukštis yra pakankamas, o jeigu jis yra per didelis, kiek reikėtų tą sijono skeltuką pamažinti. Tada sekantis darbas yra patikrinti, ar sijono nugaros liemens įsiuvai yra savo vietoje. Sijono įsiuvai yra skirti tam, kad gražiai apgultų sėdmenis ir jie turi būti nukreipti į aukščiausią sėdmenų tašką. Aš pasižymėjau, kaip man reikėtų pakeisti ant konkrečios figūros įsiuvo vietą. Pasižymiu įsiuvo vietą ir įsiuvo ilgį. Taip yra daroma visada, todėl kad įsiuvai būtinai turi būti tikslinami pamatavimo metu ant figūros. Tada jūs matote geriausiai, nes žmonės be abejo skirtingi ir mes skiriamės nuo tipinės figūros. Pasižymėjau jo vietą ir jo ilgį. Tai yra įsiuvo centro linija. Po to reikės nuo to centro linijos atidėti tą patį įsiuvo plotį, nes įsiuvo plotis buvo mūsų geras. Aš šiek tiek patrumpinau įsiuvą, todėl kad sėdmenys buvo šiek tiek aukščiau negu standartinės figūros. Sekantis darbas – sijono apimties tikrinimas per šoninės siūles. Jūs matote, kad sijonas yra susegtas per vieną ir per kitą šoną. Taip ir jums reikėtų daryti. Būtinai susisekite ir vieną ir kitą šoną. Be abejo vienodai. Galbūt jums ne visada pavyks vienodai susekti, tada reikės tai patikrinti jau taisant lekalus. Segame būtinai tiek, kiek mums reikėtų pasiaurinti sijoną. Reikėtų pažymėti tokiais horizontaliais brūkšniukais, kur mums reikia pradėti siaurinti ir kur mums reikia užbaigti siaurinti.
tai bus žymiai lengviau pažymėti po to ant lekalo tą naująją liniją. Sekantis mūsų darbas, be abejo, priekiniai įsiuvai. Priekinis įsiuvas reikalingas dubens kaului arba pilvukui apgaubti, tam, kad sijonas gražiai priglustų štai šitoje vietoje. Konkrečiai figūra reikalavo, kad tas įsiuvas būtų trumpesnis. Aš pasižymėjau, iki kurio ilgio man to įsiuvo reikia. Priekinio įsiuvo vieta buvo tinkama. Sekantis darbas, jeigu reikėtų patikslinti juosmens prisiuvimo vietą. Kartais pagal žmogaus konkrečią figūrą reikia tą vietą šiek tiek arba nuleisti, arba pakelti. Tai reikėtų daryti ant konkrečios figūros užsegto sijono ir tada žymime naująją juosmens prisiuvimo liniją. Kai visi pakeitimai jau yra pažymėti, mūsų pirmas pamatavimas yra baigtas, nebent klientas turi kažkokių taip ypatingų pastabų. Rekomenduočiau jums sijono ilgį žymėti per antrą pamatavimą. Tada kai sijonas jau visas bus pasiūtas, visos siūlės išlygintos ir žmogus tada matys praktiškai gatavą vaizdą. Jisai galės apsiauti norimus savo batukus, kedukus ir tuomet pasižiūrės pagal koją, koks gražiausias jam yra tas sijono ilgis. Visus šituos pamatavimo pakeitimus rekomenduočiau jums pasižymėti lekaluose, taip jums bus žymiai patogiau ir greičiau po to pataisyti jūsų sijoną. Tikiuosi, kad mano parodytas pamatavimo atlikimo būdas buvo jums naudingas. Tikiuosi, kad susitiksime dar ir kitus kartus, todėl kad mokinsimės dar siūti ir konstruoti. Su jumis buvau aš, Ramunė Savelienė. Iki kitų kartų, gražių jums sijonų.